atsistoti dabar bus nebūtina, sėskit. Arba kaip norite. Gęstanti viltis, jis vienintelė šviesa naktyje, saugiai vedanti mane. Jis vienintelė šviesa naktyje, saugiai vedanti mane. Amžina tėkmė, neišsenkanti versmė. Jeigu trokšti, atsiklauk, atsigerk, amžinai su juo gyvenk. Amžinai gelbėjo mane. Jėzus Kristus, gyvo Dievo sūnus, amžinybei saugo mus. Jėzus Kristus, gyvo Dievo sūnus, amžinybei saugo mus. Viešpats mano gelbėtojas, jis vienintelė šviesa naktyje. Vertas jis, o vertas jis, vertas jis viso šlovės. Vertas jis viso šlovės. Vienintelė šviesa naktyje, saugiai vedanti mane. Aleliuja. Sėskit, prašau. Prieš klausydami pasimelskime trumpai. Tiesiog sėdėdami, nesistokime. Viešpatie Dieve, ačiū tau, kad esi, kad myli mus. Kad suradai mus, suteikdamas malonę,
leisdamas pažinti tavo gerumą ir meilę. Dėkojame tau, Viešpatie, už tavoją auką. Per tavo pralietą kraują šiandien ateiname prie malonės sosto. Galime ateiti vienoje dvasioje pas Tėvą. Įdant patirtume pagalbą. Viešpatie, meldžiu, paliesk kiekvieną, suteik vilties, ramybės ir tos reikiamos pagalbos. Remiamės į tave, tavyje nurimsta mūsų širdys, nes tu sukūrei mūsų savo. Ir tos ramybės kitur mes nerasime, o tavyje ją atrandame. Viešpatie, tavoji ramybė pripildo mus. Ir tavo evangelija te nukreipia mūsų mintis, mūsų siekius, tau patinkama kryptim. Jėzaus vardu. Amen. Šiandien aš kalbėsiu jums apie stebuklų prasmę. Nes supratau, kad šventajame rašte aprašyti stebuklai turi daugiau nei atsakymą į tų žmonių, kuriems jų reikėjo, poreikį, bet turi pamokymą, turi žinutę. Su Dievo pagalba ateina ir Dievo kvietimas jį pažinti. Geriau, toliau, daugiau ir pažinti patį save, žmogų. Tai man padėjo Jono Evangelija, kurioje visas siužetas yra pastatytas ant 7 stebuklų. Turinys susideda iš 7 Jėzaus padarytų stebuklų, taip Jonas nusprendė. Ir tie stebuklai yra susiję su tuo, ką Jėzus moko. Beveik visi, nors ne visi, nėra tai jau taip matematiškai išskaičiuojama. Tai yra tiesiog matyt toks sumanymas. Ir jeigu sinoptikai, Matas, Morkus ir Lukas, tiesiog aprašo Jėzaus darbus ir jo palyginimus, Dievo karalystės palyginimus, kuriais jisai mokė žmones. Tai Jonas padaro tai, ko jie nepadarė, ir tai be abejo yra sąmoningas žingsnis. Jis išskiria iš daugybės Jėzaus darbų 7 ir reiškia Jėzaus pamokymus priartina prie tų atliktų darbų. Ir tai matydamas aš pradėjau galvoti, kad greičiausiai tai, ką Jonas nori perduoti skaitytojui, o šiuo atveju tau ir man, yra būtent tai,
kad stebuklas, Dievo antgamtinis įsikišimas į žmogaus gyvenimą nėra tikslas pats savaime. Jonas būtent tai daro, kad mes suprastume, jog yra daugiau. Ir tas daugiau ateina su Jėzaus žodžiais, su pamokymais. Ir tada jau žiūrėk, situacija kinta. Tu pradedi suprasti, kad ieškoti stebuklo nereikia. O štai ieškoti Kristaus ir jo valios būtina. Jūs esate girdėję, kad Dievas nėra jo dovanos, Dievas daugiau. Bet šiandien aš norėčiau parodyti, kad ne tai, kad paprasčiausiai Dievas yra daugiau, kad su ženklu ateina to ženklo išaiškinimas. Ir va čia pradėkim nuo to, kad graikų kalboje žodis stebuklas yra semijon. Ir žodis stebuklas yra teras. Iš tiesų, teras verčiam stebuklas, o semijon ženklas. Tai du žodžiai. Ir kai Jonas 4 skyriuje užrašęs tokius žodžius, jei nepamatysite ženklų ir stebuklų, jūs netikėsite, tai mes ir turime, reiškia, semiją kaip ženklai ir terata kaip stebuklai, daugiskaita. Ir aš pradėjau galvoti, ar tai yra sinonimai, nes tarp Jėzaus aprašytų ženklų yra išgydymai, luošio, aklojo, mes sakytume stebuklai, išgydymo stebuklai. Bet apskritai Jonas nevartoja žodžio terat. Daugiau tik šitoje vietoje. O šitoje vietoje Jono Evangelijoje mes skaitome, jei nepamatysite ženklų ir stebuklų, jūs netikėsite. Ir iš tiesų daugiau stebuklų pas Joną ir nėra. Arba nei vieno stebuklo pas jį nėra Evangelijoje. Jonas pasirenka iš tų 2 žodžių semijon, ženklą. Ir Jonui viskas yra ženklai. Taip jis mums pristato. Ir tai labai įdomu, kad teras yra vienintelį kartą pavartotas, o semijon, žinot kiek kartų? Palyginimui. Spėkit. Kiek kartų daugiau? 10. Geras spėjimas. 17. Dar daugiau. Ir aš pradėjau mąstyti, tai negali būti tiesiog atsitiktinumas. Matyt, už to slypi kažkas tai daugiau. Tiesa, taip pat reikia pasakyti, kad žodžiu stebuklas mes verčiame ir dunamis,
reiškia, yra galios. Vietomis pavyko išversti galios, kas jam suteikia tokių galių, reiškia, bet mes verčiam stebuklai dažniausiai. Taigi yra netgi 3 žodžiai. Ir, kai ir kartais jie yra visi 3 viename sakinyje pavartoti. Bet Jonas, žinodamas visą šitą, sinonimišką gyvenimą, tų žodžių egzistavimą, ir aš manau ne tik Jonas, aš galvoju, kad judėjai tuo metu jau turėjo tam tikras reikšmes suteikę, reiškia, teratą, semion, reiškia, kas tai yra, jie matyt, nes atkartot tą patį žodį, ten stebuklas ir nuostabus darbas ar dar kažkoks, tai būtų truputį keista. Ir tada grįžtame prie Jono. Jonas, pasirenka ženklus. Ir todėl, kai mes skaitome, imkime ir paskaitykime. Jis pradeda, tuos ženklus vardinti. Ir mes paskaitykime Jono 4:43 pradėkime nuo antrojo, ne nuo pirmojo. Po 2 dienų jis iškeliavo iš ten į Galilėją. Jėzus pats liudijo, kad savo tėviškėje pranašas negerbiamas. Kai jis atėjo į Galilėją, galilėjiečiai jį svetingai priėmė, nes buvo matę viską, ką jis buvo Jeruzalėje per šventes padaręs. Mat patys buvo iš šventes nukeliavę. Jis vėl atėjo į Galilėjos Kaną, kur buvo pavertęs vandenį vynu. Ten buvo vienas karaliaus valdininkas, kurio sūnus Kafarnaume, nežinau kaip kirčiuoti, Kafarnaume sirgo. Išgirdęs, kad Jėzus iš Judėjos parvyko į Galilėją, jis atėjo pas jį ir maldavo nueiti ir išgydyti prie mirties esantį jo sūnų. Jėzus jam tarė: jei nepamatysite ženklų semyje ir stebuklų teratą, jūs netikėsite. Gerai, sustokime sekundžiai. Čia yra Evangelijos pakankamai, pradžia. Tai yra 4 skyrius. Kaip jums atrodo šitas Jėzaus pasakymas? Jei nepamatysite ženklų ir stebuklų, netikėsite. Jis ragina mus siekti ženklų ir stebuklų. O ką jis daro? Pataria tikėti. Garsiau? Jo, aš manau arčiau, bet tai ne priekaištas. Nes, priekaištauti ir po to atsiliepti ne visai į Jėzų panašu. Tai tiesiog konstatavimas silpno, galim sakyti, tikėjimo arba silpno žmogaus, silpnų žmonių. Ir jis tiesiog, konstatuoja, jūsų padėtis yra štai tokia. Jums reikalingi ženklai ir stebuklai, kad tikėtumėte. Bet Evangelijos pabaigoje skamba kiti Jėzaus žodžiai. Tu įtikėjai arba patikėjai, nes pamatėjai. Laimingi, kas tiki, nematę.
Ir kai tu matai, reiškia, nuo čia prasideda ir vedama būtent link to, aiškus atsakymas vienareikšmis. Plius per tuos minimus ženklus atsakymas yra toks. Jėzus nenori, kad mes tikėtume Dievą remdamiesi ženklais, remdamiesi stebuklais. Jis nori, kad mes tikėtume Dievą kuo remdamiesi? Remdamiesi jo meilę, remdamiesi, Evangeliją, remdamiesi tiesiog visų tuo, kas Dievas yra. Ir va čia aš pradedu suprasti, kad, reiškia, yra ta didelė problema. Ypatingai bažnyčiose, kurios tiki stebuklais. Kad stebuklai tampa dvasingumo etalonu ir kriterijų, pagal kurį yra, tikrinamas tas tikėjimo stiprumas, lygis, dvasingumo laipsnis. Tas, kuris netiki stebuklais arba galvoja, kad jų nevyksta, yra tas vargšas, nesusipratęs, o štai mes žinome, kad Dievas gydo, reiškia mes esame, dvasingesni. Ir tai klaidinga, tai visiškai klaidinga. Nes mes niekuo, reiškia, tas žmogus, kuris tiki stebuklais, geriausiu atveju eina, tikėjimo keliu. Ir kurioj vietoj dar mes nežinom jis yra, nes stebuklai, reiškia, tikėjimas stebuklais neapsprendžia tavo kelionės, nuėjimo, kiek tu esi nuėjęs, arba tavo brandos, mano brandos. Tai nesusiję dalykai iš viso. Tai tiesiog nesusiję dalykai. Ir dar daugiau, aš, suprantu, kad ta bėda yra dar tokia. Labai jinai gili, jinai yra subtiliai sudėtinga, kad tas pasididžiavimas, kad Dievas, tarkim, mano gyvenime kažką padarė. Ar ne? Stebuklą. Tai buvo neįmanoma. Pavyzdžiui, imkim, paprasčiausiai, Dievas mane išgydė. Aišku, kad natūralu pasidžiaugti, Dievas mane išgydė. Bet kokia žinutė Dievo atėjo su išgydymu? Štai ką Jonas daro, matot, nes jisai atkreipia dėmesį ir į žinutę. Ir todėl ženklas prašosi išaiškinimo. Ir dar labiau mes matome, kad žmonės neišsiaiškina. Auditorija neišsiaiškina. Vyksta ženklai, bet jie tų ženklų neperskaito. Vat ką Jonas parodė. Ir akivaizdu, kad jisai sako, išmokit skaityti ženklus. Kai Dievas kažką daro, dar reikia išsiaiškinti. Dabar aš imu tik daro, bet mes žinom, kad yra Dievas nieko nedaro. Reiškia, yra Dievas kalba, bet yra ir Dievas tyli, Dievo tyla. Ir vienu ir kitu atveju yra žinutės. Bet dabar išsiaiškint, kad kai Dievas daro man, kad aš esu kažkoks tai ypatingas, yra klaidingai perskaityta žinutė. Ir va čia aš matau, kad yra labai rimtos problemos
tose bendruomenėse, kurios, skelbia tikėjimą, tą reiškia tokį Dievą tik darantį visą laiką, kažką tai, nes, antraip kaipgi čia su tuo mūsų tikėjimu. Tai neteisinga. Žiūrėkit. Apaštalo Pauliaus tarnystėje vyko dideli stebuklai. Dievas gydė ligonius per Paulių. Ir Lukas tai užrašė. Bet užrašė Lukas, ne pats Paulius. Šitą jau aš anksčiau esu supratęs. Pauliaus laiškuose nėra nei vieno, liudijimo, kad Dievas gydė ligonius. Jo rankomis, jo maldomis. Yra tas vienas užsiminimas, kai sako, Epafroditas sirgo ir buvo prie mirties. Ir žiūrėkime, kaip toliau. Bet Dievas pasigailėjo jo. Ir ne tik jo, bet ir manęs, kad neužgriūtų sielvartas po sielvartas, liūdesys po liūdesio. Tai dar labai įdomu. Palaukit, kas čia kalba? Čia tas, kuris, dėdavo rankas, ten, žmonės sakė, Dzeusas čia nusileido, pas mus. Paulių vadino Dzeusu dėl Dievo galybės. O jis sako, Dievas pasigailėjo manęs, nes man skaudėtų širdį, man būtų liūdna be Epafrodito, be mano bendražygio. Jokio nėra deklaravimo. Ir aš jau, kai mačiau, supratau, palauk. Kai Dievas, aš skelbiu Evangeliją, Dievas ką nors išgydo, aš pats neturiu to pompuoti. O iš tiesų visas mokymas yra apverstas aukštyn kojom. Padaryta taip, kad kalbėk apie tai, kad kuo daugiau kalbėk. Ir paprastai norint pritraukti žmonės, mes, rodomi ten, pavyzdžiui, tie ramentai krūvom sudėti. Ir kiek stebuklų yra. Pauliui tai buvo svetima. Tiesą sakant, svetima buvo ir pačiam Jėzui, aš tuoj parodysiu. Bet jūs žinot, pagalvokit apie Jėzų, kaip jisai sakydavo netgi. Žmogus pagijo, jis sako, žiūrėk, niekam nepasako. Ir tik vienu atveju, Dekapolėje, jis sako, eik ir papasako, kokių didžių dalykų tau Dievas padarė, bet Dekapolis jau buvo, nebe judėjų teritorija. Mažiau judėjiška teritorija. Bet čia smulkmena, čia yra tai, kad kodėl, jeigu jau reikia, tai garsink ir sakyk, Jėzus padarė. Dabar, kai jis Jono Evangelijoje tą išgydo neregį ir jie klausia, kas, ir ne tik luoši, kas tau pasakė, imk gultą ir vaikščio. Jis net nežino. Jis net nežino. Stebuklai vyksta, bet tie, per kuriuos jie daromi, siekia ne jų. Ir todėl ir priešingai mato jų potencialią žalą bendrystėj su Dievu. O žala yra išdidumas, pasididžiavimas. Ir čia žiūrėkit, Paulius apie galias nesako, jis tik sako, jūsų akyse pasitvirtino apaštalo darbai ir ten paminė būtent apaštalo ženklai ir ten paminė ir stebuklus, ir galias. Bet nieko nevardina, sako, tai buvo patvirtinta. Ir tai yra apologijos laiškas. Ir tada jisai sako, jeigu jau reikia girtis, aš pereisiu prie apreiškimų. Ir įdomu, kad apreiškimus jis paminė.
aš galiu girtis, bet tai yra kvailio šnekėjimas. Ir taip ir vadina tą vietą kvailio kalba. Reiškia, tai yra Pauliaus kvailio kalba, kuris pradeda kalbėti ir sako, aš kaip kvailys kalbu, nes, jūs priemat tos, kurie giriasi, tai ir aš pasigirsiu. Ir jis pradeda, staiga sako, bet aš girsiuos savo silpnumu. Kodėl, Pauliau, tu girsi savo silpnumu? Todėl, kad tai ugdo. Todėl, kad tai yra evangelija. O girtis stebuklais yra pagonybė. Jūs matot, stebuklai vyksta ir tarp pagonių. Ir reiškia, išgydymai vyksta ir tarp pagonių. Ir, antikristas darys labai didelius ženklus ir stebuklus, kad suklaidintų net išrinktuosius. Matot, bet čia dabar mes šiandien nešnekam apie klaidingus ženklus. Ne, aš kalbu apie Dievo ženklus, bet tie Dievo žmonės supranta, kad dabar reikia ugdyti mums vienas kitą, įrodyti, koks yra tas tiesos kelias. Ir jeigu aš pradėsiu dabar stebuklais savo, reiškia, tą dvasingumą grįsti, aš neugdysiu jūsų. Ir va čia tas buvo man labai nelengva atsirinkti, nes mesgi, išaugę ant tų charizminių lozungų, supras, kad judėjimas į tą pusę neleidžia man bręsti. Ir kad tai ne evangeliška iš tiesų. Ir, ten Paulius tada pasako, reiškia, aš girsiuos verčiau savo silpnybėmis, nes kai aš silpnas, aš esu stiprus ir Dievas man pasakė, mano galia geriausiai veikia per tavo negalę. Per mano negalę ateina Dievo galia ir, reiškia, kalba neina apskritai, ieškoti stebuklų. Bet tokių žmonių visada yra, jie silpni, čia aš gan ilgai išnekėjau, reiškia, ateina karaliaus valdininkas ir sako, mano sūnus serga, išgydyk jį, ir jis silpnas. Bet žiūrėkime, čia dabar dar vieną dalyką pasakysiu. Galima gauti stebuklą ir pasilikti tokiu pačiu. Ar ne vienu atveju Jėzus sako, ar ne 10 pagijo, bet tik vienas atėjo padėkoti. 9, reiškia, jų vidinis pasaulis nepasikeitė, jų kūnas pasikeitė, bet jų širdis nepasikeitė. Tik vienas adekvačiai su širdim tai priėmė, kiti nepriėmė. Ir aš mačiau, žmonės ateina į bažnyčią desperatiškose situacijose, kai iš tiesų stebuklai mums reikalingi praktiškai tuo met, kai mes esame toje situacijoje, kur jokios žmogiškos jėgos nebepadės. Pavyzdžiui, aiškiai liga veda į mirtį. Dievas gali pagydyti. Reiškia, ir, ten vaikas serga dar ir atveda šeima tą vaiką į bažnyčią. Bet lygiai taip pat tada neįvyko. Išgydymas veda į pas ekstrasensą. Reiškia, bažnyčia, ekstrasensas, ar ten rytų kažkokie mokymai, pavyzdžiui, kurie, padeda, yra lygiaverčiai. Vidinis pasaulis skurdus. Suvokimo, reiškia, kas yra Kristus, jokio nėra. Jokio. O jau, čia žiūrėkim, Kristaus mokinystė yra dar vienas žingsnis, nes Jėzus kviečia, reiškia, ateikite ir mokykitės iš manęs, nes aš esu romus ir nuolankios širdies, mokykitės iš manęs. Ir tas mokinystės kelias sako, imkite savo kryžių ir sekite paskui mane. Ne?
O kas tas kryžius, tai yra, kančios kelias. Va čia kaip Kristaus mokinys aš pradėjau suprasti, kad visi jo mokiniai turi kentėti. Vienaip ar kitaip. Ir toje vietoje prašyti stebuklo būtų klaidinga. Kodėl? Nes pats Jėzus tai pasakė. Jūs pamenate? Sako, aš galėčiau paprašyti tėvo ir jis atsiųstų tiek tai angelų, bet argi aš negersiu tos taurės. Reiškia, tavo gyvenime, mano gyvenime yra tos taurės, karčios taurės, kurias mes turime išgerti. Vietoj to, kad prašytume stebuklo. Ir jas gerdami mes bręstame, panašėjame į mūsų viešpatį. Jas atstumdami mes pasiliekam ten, kur esame. Štai kokia žinia. Štai kokia žinia. Bet skaitykime čia dar truputį. Karaliaus valdininkas jam sako, ponė, ateik, kol mano vaikas dar nemirė. Jėzus jam tarė, keliauk, tavo sūnus gyvas. Žmogus patikėjo Jėzaus ištartų žodžių ir iškeliavo. Jo vergai pasitiko jį jau pareinantį ir pasakė, tavo vaikas gyvas. Tuomet jis pasiteiravo, kurią valandą sūnus pasijuto geriau. Jie jam atsakė, vakar 7 valandą jam karštis liovėsi. Taip tėvas sužinojo, kad tai vyko tą pačią valandą, kai Jėzus pasakė, tavo sūnus gyvas. Ir įtikėjo jis pats bei visi jo namai. Tai buvo dar vienas, jau antras ženklas. Čia mano vertimas, žiūrėkit kaip. Tai aš išryškinu, bet tai buvo dar vienas, jau antras ženklas. Jį Jėzus padarė, sugrįžęs iš Judėjos į Galilėją. Bet dabar jums klausimas. Kada įtikėjo šitas tėvas? Ar tikrai? Dukart paminėtas jo įtikėjimas. Jis patikėjo Jėzaus ištartų žodžiu. Ar ne? Vieną kartą. O tada, kai išgirdo, kad būtent kai Jėzus ištarė, tada ir pasveiko sūnus, jis įtikėjo, žiūrėkime, reiškia, ir įtikėjo. Taip tėvas sužinojo, kad tai vyko tą pačią valandą. Ir įtikėjo jis pats bei visi jo namai. Be abejo, kad įtikėjo čia. Tačiau Jonas iš vis su tikėjimu parodo tokį dalyką. Pavyzdžiui, mokiniai vis įtiki ir įtiki ir įtiki. Reiškia, jeigu tu užduodi šitą patį klausimą, kada įtikėjo jo mokiniai, jau kai pirmą ženklą jis parodė, kai vanduo buvo paverstas vynu, pasakyta, jie pamatė jo šlovę ir įtikėjo. Bet tada Evangelijoje dar ne kartą mokiniai įtiki. Ir galiausiai, kai kapą tuščią pamato, vėl įtiki. Reiškia, Jonas parodo, kad tas įtikėjimas yra, atsikartojantis dalykas. Aš įtikėjau, bet aš ir vėl įtikiu, ir vėl įtikiu, ir vėl įtikiu. Reiškia, tai yra tikėjimo kelionė. Ir neužtenka pasakyti, aš įtikėjau tada. Reiškia, tada, aš įtikėjau, kaip tas valdininkas, bet aš klausiau, o kada man jam geriau pasidarė. Tai rodo priešingai netikėjimą, nes jeigu tu tikėjai, tai ko čia klausi. Pasitikslini, bet tame yra kas? O gal sutapimas? Gal sutapimas. Reiškia, jis pasakė taip, bet jeigu jau tiksliai tą valandą, tai nebesutapima. Ir jis įtikėjo.
Bet tai ne pabaiga. Koks jo bus tolimesnis kelias, mes, nežinom. Bet šitoj vietoj yra pasakyta tik tiek, kad jis silpnas dar. Jonas nori mums perduoti, kad, mes visi pradedam silpni. Mes visi esam toje vietoje silpno tikėjimo. Bet yra tikėjimo kelias. Ir tame tikėjimo kelyje svarbiausia yra kas, kaip jums atrodo? Aš sakyčiau meilė. Bent Jonas tą. Jisai įdeda į kulminaciją meilę. 13 skyriuje. Tai yra Jėzus parodė jiems meilę iki galo. Ir pasakė, mylėkite vienas kitą, kaip aš jūs pamilau. Ir iš to žmonės pažins, kad jūs esate krikščionys, kad jūs esate Kristaus mokiniai. Jūs matot, ir tai yra labai skirtingi siekiai. Ieškoti stebuklų ir mokytis mylėti. Ar ne? Prioritetai kokie. Tai tokią žinią aš jums šiandien nešu, žinokit. Ir čia buvo, tas vienas ženklas, yra 7, aš apie kiekvieną turiu, tai praktiškai galim 7 pamokslus sakyti, bet dar truputį, tik tai truputį praplėsiu iš Jono. Labai įdomi yra tas epizodas, kai Jėzus nuvyja iš virvučių rimbą, išvaro prekeivius, apverčia stalus ir sako, iš mano tėvo namų neverskite mano tėvo namų prekybos namais. Atsiliepdami judėjai tarė jam, kokiu ženklu mums įrodysi, kad gali taip daryti. Ir čia mes turim Semėjon vėl. Tai Semėjon, kokiu ženklu? Matot, reiškia, tame mąstyme yra ženklų ieškojimas. Ir truputį toliau yra vėl tas, kad Mozė tai mums davė maną iš dangaus, o tu, ką mums, kokiu ženklu tu mums įrodysi vėl. Ir bent ta mintis yra, ten tų žodžių nėra, bet Jėzus sako, ne Mozė davė jums. Sakau jums, Dievas jums duoda duoną iš dangaus. Dabar. Reiškia, jie ženklo neperskaito. Jie kalba apie stebuklus, jie reikalauja stebuklo ir tuo pat metu tie ženklai aplinkui ir nei vieno ženklo neįskaito. Vat kur problema yra. Jie neįskaito, kokiu ženklu mums įrodys. Ir tada Jėzus sako, jūs ieško ženklo, sinoptikose nebus duota kito ženklo. Kaip Jonos, pranašo Jonos ženklas, kaip Jona buvo 3 dienas, 3 naktis banginio pilve, žuvies pilve, taip žmogaus sūnus bus žemės širdyje. Bet pas Joną šito nėra, nors yra labai artimas atsakymas. Jėzus sako, sugriaukite šitą šventyklą ir aš per 3 dienas ją atstatysiu. Žiūrėkime,
stebuklas, bet čia yra vidinis, čia yra galingas stebuklas, naujoji šventykla. Aha, reiškia, kas tas, kuris šneka apie naują šventyklą? Neišvengiamai tai Mesijas. Reiškia, bet jie tada mąsto, palauk, reiškia, mūsų ši šventykla buvo statoma 46 metus, o tu ją atstatysi per 3 dienas. Tik tiek užrašė. Reiškia, jie pasvarstė, o iš tiesų šventykla buvo statoma kur kas ilgiau ir jos statytojas buvo Erodas. Ir žiūrėkime, yra Erodo šventyklos valymas. Jėzus atlieka tai, kad tas šventyklos statytojas šiaip yra manipuliatorius, kad tas žydų karalius yra gimusio kūdikėlio mesijo žudikas, bet Romos imperijoje tai yra šlovingiausia šventykla, bent jau rytuose. Galingą šventyklą jis pastatė, kuri buvo pasididžiavimas. Ir va čia mes turim dar vieną temą, žinot, va tą reiškia, tai kas vyksta JAV šiandien, bet tai jau pabaiga matomai. Bet, tie va krikščioniški prezidento suorganizuoti politiniai krikščionių koncertai, pamokslai prie simbolių vėlgi Amerikos. Man primena Erodą, žinokit, man labai primena Erodą. Ir Jėzus sako, nedarykite iš mano tėvo namų. Ko jūs pavertėte, reiškia, tėvo namus? Prekyvietę pavertėt. Šiandien Nojus parašė mano pirmgimis, sako, ką tu galvoji, ir atsiuntė tą nuotrauką, kur tas ringas prie Baltųjų rūmų. Sako, vienas poetas taip ir taip jį apibūdino, o ką tu galvoji? Tai va, aš galvoju, kažkur skaičiau, kai klounas apsigyvena rūmuose, jie virsta cirku. Ar ne, bet kad tuo cirku tiki mūsų broliai ir sesės, arba pasakykime taip, labai artimi savo mokslu, savo įsitikinimais, charizminiais krikščionys, tai yra, žinot, kai tuo tikima, kai reikėtų pasakyti, karalius nuogas ir jeigu reikia eiti į Golgotą, sumokėti kainą, matot, tai pasirenkama priešingai pasakyti, karalius yra Dievo pateptasis. Tai tragedija, tai absoliuti tragedija. Ir žiūrėkit, aš jums pasakysiu, gal, reiškia, šiandien įrašų nėra, ar ne? Galima. Yra įrašas, gerai, tuo labiau. Mano akyse JAV krikščionybė diskreditavo save, bent jau mano gyvenimo iki pabaigos. Mano galva, jie neturi teisės jūs nei vieno misionieriaus niekur ir pasakot, nieko neturi. O jeigu jau pasirodo koks misionierius, tai pirmą dalyką, ką jis turėtų padaryti, tai apsigaubti, reiškia, ašutinę, pasibarstyti pelenais ir sakyti, atleiskit mums, kad mes žalojam pasaulio bažnyčią, kad mes vedam iš kelio krikščionis visame pasaulyje. Štai ką jie turėtų pasakyti. Bet vietoj to jie toliau evangelizuos. Visiška griūtis krikščionybės, visiška išvirkščias tikėjimas. Visiškas išvirkščias tikėjimas. Ir žiūrėkime, dabar klausykit. Šventykloj prekybos namai buvo galingi. Aš išgirdau štai ką. Šventykloj aš galvodavau, anksčiau taip sakydavau.
piligrimai keliauja iš toli, vestis gyvulius, neatsiveda, nusipirks gyvulius. Todėl tu atvyksti į sekmines, į Paschą, palapinių šventę ir tu nusipirki atnašą. Nusipirki atnašą. Natūralu. Bet kas netoli gyvena, jie atsives tos gyvulius ir tie gyvuliai bus paaukoti. Bet pasirodo, neleisdavo. Negalima buvo atsivesti gyvulių, nes gyvulys pakeliui gali susitepti, gali susižeisti, o tokie Dievui nepriimtini. Privaloma pirkti. Kitais žodžiais tariant, atnašos buvo parduodamos, avys, ten galvijai, jaučiai buvo auginami ir tu perki. Bet dar vienas dalykas, lėšos tai eina į iždą šventyklos, kuris yra šventas. Todėl moneta su ciesoriaus atvaizdu negali pakliūti į šventyklos iždą, pasirodo. Atneškit man monetą, kieno atvaizdas, sako Jėzus, ciesoriaus, reiškia. Negali ką daryti, reikia iškeisti. Štai ir keitėjų staliukai, kuriuos Jėzus vardė. Reiškia, keitimas ne todėl, aš anksčiau galvojau, kad, kadangi skirtingi pinigai, valiuta natūraliai iš ten atvyko, išsikeitė. Pasirodo, kad, reiškia, turėjai šventyklos šekelį, pirkti. O už šventyklos šekelį perki, išsikeiti. Aišku, kursą nustato kas? Kas? Aukščiausias kunigas, absoliučiai teisingai. Anas arba Ananijas. Anas, Kajafo uošvis. Čia jo idėja buvo. Reiškia, ir visas šitas verslas, ir dabar žiūrėkit, šitas galilėjietis varto tos stalus, veja, tai yra, jis griauna mano biznį. Tada kokių ženklų įrodysi? Atsakymas, sugriaukite. Žinai, aš tau sugriausiu. Štai ir ėjimas link susidorojimo su Jėzumi iš Nazareto. Nes jisai, žiūrėkime, melagingi liudytojai, jis sakėsi sugriausias šitą šventyklą. Palauk. O ta šventykla, jinai nešventa. Jau esenai tą suprato. Kumrano bendruomenė jau atsiskyrusi. Jinai jau nepripažįsta aukščiausių kunigų. Aukščiausius kunigus atgabena iš Afrikos ir iš Babilono. Kodėl? Todėl, kad kai buvo Jeruzalės kunigas, įšventintas aukščiausių kunigų, žmonės ėjo paskui jį, labai susižavėjo, ir tada Erodas suprato, kad vienintelis būdas tai jį paskandinti. Po to nebebūdavo aukščiausių kunigų vietinių, būdavo tų, kurių žmonės nepažįsta. Žodžiu, mes turime ištisą religinę sistemą, bet apie ką mes čia kalbame? Kuri dar prisidengia teologiniu šituo, reiškia, kokį ženklą tu parodysi. Ir jisai sako, aš atstatysiu tą šventyklą per 3 dienas. Ir dabar žiūrėkim, ką Jonas? Jonas norėtų, kad jis tarsi sako, žiūrėkit, kaip jie neišsiaiškina. Bet net mokiniai baigėsi šitas aprašymas tokiais žodžiais. Kai Jėzus prisikėlė iš mirusių, jo mokiniai prisiminė, kad jis buvo tai sakęs. Ir jie patikėjo raštu bei Jėzaus pasakytais žodžiais. Jie prisiminė ir patikėjo Jėzumi. Ir jie nesuprato. Matot, ir jie nesuprato, apie ką Jėzus kalba. Tai tos žinutės būna sudėtingos.
Žinokit, jos nėra taip, ėmiau tą, tai yra kietas riešutas, palauk, ką tai reiškia, kaip dabar, kas yra tas, kuris kalba ir ką jisai nori pasakyti ir panašiai. Tai aš niekaip neateinu, pabaigsiu, kadangi jau mačiau duonos laužimas, artėja, reikia pabaigti būtent šitą temą. Ir būtent 4 ženklas, mes nedaskaitėm iki galo, aš truputį nenuosekliai kalbau, bet noriu perduoti jums žinią, nes žinau, kad šita žinia jums labai svarbi. Tai nėra lengva žinia. Tai nėra bet jinai yra labai, labai svarbi, dėl ko įdant augtume, įdant nusimestume tai, kas trukdo augti. Ir nepaklystume pagaliau, nes nežinom, kiek to laiko yra likę. Gerai, žiūrėkite, reiškia 6 skyrius, žmonės neturi ką valgyti. Dar vieną labai svarbią mintį pasakysiu. Visi Jėzaus stebuklai kilo iš mylinčio širdies. Jėzus myli, iš meilės. Jėzui pagailo žmonių ir jis išgydė jų ligonius, skaitome sinoptikose. Jis žiūrėjo į minią, žmonės nevalgė, ką mes duosime jiems valgyti. Reiškia, yra tas, gailestis, vargšai tie žmonės. Bet jis žinojo, ką ketina padaryti. Jis ketino padauginti duoną ir pasiųsti žinelę. Bet ženklas duonos padauginimas jiems pasiuntė kitą žinelę. Čia tas labai įdomu. Žmonės išvydę padarytą ženklą, skaitome 6:14, ėmė kalbėti. Jis iš tiesų yra tas pranašas, kuris turi ateiti į pasaulį. Jėzus žinodamas, kad jie ketina ateiti ir jį pagriebti, įdant paskelbtų karalių, vėl pasitraukė pats vienas į kalną. Štai tas. Sakykim taip, aš tokią antraštę duočiau. Jėzus pasitraukia iš politinio gyvenimo. Štai. Ir tą daro sąmoningai. Nors jo elektoratas yra pats didžiausias tuo metu. Reiškia, jam tai reikėtų vieno ženklo ir viskas. Jie jau sako, tu mūsų karalius. Reiškia, mes eisim paskui tave. 5000 vyrų jau jėga, žinokit, nes sukilimai vykdavo 3000 vyrų, 4000 vyrų. Čia 5000 vyrų yra galia, politinė galia, karinė galia, jau galim kovoti. Jėzus pasitraukė iš politinio gyvenimo. Todėl čia dabar, jeigu jau įrašinėjat, tai žinia krikščionims politikams. Ištirkit savo širdį. Labai pavojingoj vietoje esate. Nes negalima tarnauti Dievui ir mamonai. Nes taip tiesiog neįmanoma. Ir neįmanoma siekti galios žemėje ir turėti Dievo malonę tuo pat metu. Ir aš dabar nepolemizuosiu, kad buvo išimčių ir taip toliau. Tiesiog aš rodau, ką daro Jėzus. Jėzus traukiasi iš to lauko. Jis traukiasi iš to lauko ir sako tai, jūs neteisingai supratot šį ženklą. Duonos padauginimas kalba visai ką kitą.
O ką jis kalba? Kaip jūs galvojate? Ką kalbėjo duonos padauginimas ir pridėkime vandens pavertimas vynu. Duona ir vynas Evangelijoje pagal Joną. Apie ką tai? Apie ką tie ženklai? Žinot ką? Reklaminė vandens pertraukėlė, kurios metu aš noriu pakviesti jūs į renginį susitikimai kelyje. Rugpjūčio 15 dieną. Į Palangą. Labai kviečiu. Nes ten ir papasakosiu, ką duona ir vynas reiškia. Tokia intriga. Gerai? Galima taip? Nijolę pakviesti. Jo, visi. Tema šiais metais būtent apokaliptiniai štrichai. Povilas Aleksandravičius, jis yra krikščionis filosofas, kalbės apie labai kontroversišką asmenybę, Palantir įkūrėją Peterį Tilį. Labai įdomu. Jis jo asmeniškai klausė Prancūzijoje ir labai įdomu, ką jis papasakos apie tą milijardierių ir irgi filosofą, augusi evangelikų šeimoje, puikiai pažįstantį šventąjį raštą, bet kaip viename straipsnėje Povilas baigė, jisai kalbėjo kaip avinėlis, bet turėjo slibino ragus. Žinot, tai va, tai labai bus tikrai įdomu, va ta tema ir aš kalbėsiu apie Antikristą, ką mes žinome ir kas yra spėliojama, bet iš tiesų, žinokit, Antikristo atėjimas ir eschatologinė puota yra tampriai susiję dalykai, praktiškai neatsiejami vienas nuo kito. Reiškia, todėl aš taip tarsi šiek tiek žaisdamas tą darau, kad Jono šitie ženklai be abejo yra nuoroda į tą mesijinę puotą, į tą vyną, kurį gersiu naują tėvo karalystė, kurį gersiu naują. Ir ta puota, kai blogis nugalėtas, kai melas apšviestas ir jo nebeliko pranašų, jo melagingų pranašų, kai triumfuoja tiesa, kai Kristus yra tikrai viešpats. Visi tą mato, visi tą pripažįsta, prasideda puota. Ir va čia tas vynas yra žinutė, kad jau ir dar ne. Jau ta puota, kurios laukiat. Aš niekaip nesuprasdavau, kodėl dabar tas vynas. Ir niekas iš kitų evangelistų apie jį nešneka. Bet Jonas užrašė. Pirmas ženklas buvo vyno apstybė. Todėl, kad tai ženklas Mesijas, kurio jūs laukia, kuris laužys duoną pagal jų lūkesčius. Jis ir niekas kitas negali laužyti duonos prie to stalo toje puotoje. Ir niekas kitas negali
pakelt taurės pirmas, tik Mesijas. Mesijas aukščiausiasis kunigas. Mesijas aukščiausiasis kunigas. Jis turi pirmenybę ir va čia Jėzus pirma, reiškia, per vestuves padaugina vyną, padaugina tiesiog, nes jo staiga jie pritrūko, bet jis ne tik tai, kad papildė tas atsargas, staiga jo buvo tiek, kad ten neaišku, per kiek laiko jį įmanoma išgerti, reiškia, ir po to jis padaugina duoną, jie visi pavalgo, visa ta armija pavalgo, bet Jėzus atsiskiria nuo armijos. Jis atsiskiria nuo armijos. Ir pasilieka vienas. Vat kaip gražu, kaip nelengva iš tiesų. Kaip nelengva. Tas išmėginimas valdžia, išmėginimas pinigais, išmėginimas sėkme, išmėginimas sėkme, dvasingumo sėkme. Žinot, reikia skaityti. Ir aš dabar šiandien jau, kai žiūriu, visos sėkmingos bažnyčios yra pažemintos. Visos. Praktiškai, reiškia, tai, kas prieš net dar 20 metų, nekalbant jau ten 30 metų, buvo sėkmės ir klestėjimo etalonai, visa tai, tas auksas virtęs, moliu, arba tos karietos virtusios sudužusiomis geldomis. Ir dabar tie jau žmonės, kurie dalyviai, prie jų priskiriu ir save, jie yra visai kitose aplinkybės. Bet ką aš matau, tik vienas kitas perskaito, kas čia įvyko, tą ženklą. Tie, kurie neperskaito, jie jau panašėja, jie kalba kaip avinėlis, bet turėjo du ragus kaip žvėris. Tie žmonės net į veidus, kai žiūri, kažkokie tai asociacijos su demonais. Nors tai buvo etalonai. Tai etalonai. Jūs patys galite pasidomėti. Ir taip norisi, aš jums savo širdį išlieju, taip norisi gyventi tiesoje, supras, kas vyksta, nes nuo Dievo mes nenusisukom. Tačiau perskaityti tuos ženklus yra mūsų užduotis. Ne didžiuotis. Kas didžiuojasi, kas giriasi, tesigiria viešpačiu. Kas didžiuojasi, didžiuojasi juo. O mes būkim natūralūs žmonės, tikri žmonės, paprasti žmonės, kuriuos galim įžeisti, kurie užpyksta, kurie suklysta, kurie iš silpnumo, reiškia, nusideda, kurie, reiškia, bet žmonės. O čia, žiūrėkime, Petras, jis 3 kartus atsižada, bet Jonas aprašo tą pokalbį, meilės pokalbį, ar mylimą. Kodėl aš sakau, meilė yra Jono centras. Tikėjimo kelias veda į meilę. Ir savo metu buvo ir tikėjimo žodis, ir meilės žodis, neliko nei vieno, nei kito. Matot. Ir, meilės, reiškia, žodžio vaisius yra šitoj vietoj. Koks kelias toliau? Kaip gyventi su Kristumi toliau? Nedirbtinį gyvenimą, tikrą gyvenimą.
Dievui nereikia mūsų kažkokių tai, reiškia, kitokių negu mes esame. Nusidėjai, Petrai, išsižadėjai manęs viešai, bet ar myli mane? Tu žinai, kad myli. Ganyk mano aveles, ganyk mano avinėlius. Gailestingas Kristus, jis mus pakelia, jis veda. Apskritai, ar myli mane? O tie, kurie sakys, tavo vardu, reiškia, mes Viešpatie pranašavome tavo vardu, demonus išvarinėjome, tai kokie mes šaunuoliai. O aš pasakysiu jiems, nepažįstu jūs. Atsitraukit nuo manęs. Jūs darantys piktą. Jūs darantys blogą. Ar pažįsti jį? Ar nori jį pažinti? Kaip svarbu tai eiti šituo keliu. Ženklai ir stebuklai nėra tikslas savaime. Aš baigiu jau kartodamas pagrindinę mintį. Tikslas pažinti jį ir mylėti, nes Dievas yra meilė. Ir visi pasako, amen.